Kam yra reikalinga iš principo ta nuotolinė užvedimo sistema? Nu, tai atrodo nejaugi sudėtinga nueiti ir užsivesti automobilį, kada jau reikia važiuoti. Nuotolinis užvedimas reikalingas tam, kad pasišildyti. Tai kam jinai reikalinga? Vyrams, kurie tingi išeiti žmonoms užvesti automobilį. Tikrai buvo tokių situacijų, kad kai paklausiu, žinai, kaip tau tas užvedimas, ar patogu, ar viskas gerai, žinai, nu, ten kartais tai sako, kaifuoju dabar, sako, lovoj guliu, sako, mygtuką paspaudžiu ir toliau guliu. O žmona atsisėda į šiltą automobilį. Nereikia išeiti man gramdyti langų. Šitas žmogus konkrečiai net ir yra prie namų stovintis automobilis. Tai čia, kaip sakoma, subalansuota moterim, bet tinka ir vyram, jo. Ja. Paslaugos užsakovai vyrai, o vartotojai moterys. Nevedu tokios statistikos, kiek naudojasi daugiau ar vyrai ir moterys. Bet aš įsivaizduoju, kad čia moterims turėtų būti daug naudingiau, daug reikalingiau, nesgi josgi dažniausiai vaikus veža gal, ne? Nors bendrai ir vyrai veža, jo, dabar visos lygios. Taip, mes mėgstame iš tikrųjų, kai automobilis jau šiltas, kai mes išeinam iš namų, nesvarbu, kokia temperatūra yra lauke. Tai, žodžiu, automobilis šiltas, ateini, langai nutirpia. Kai tu turi tą sistemą, tai, pavyzdžiui, tu naudojasi ne tik tai, kai minusas yra, visi galvoja, kad čia žiemą naudoja. Buvo tikrai nemažai klientų, kurie tik dėl vasaros važiavo, tai yra įkaitina saloną iki 40 laipsnių karščio, o kai užvedi automobilį, tai kondicionierius jisai pravėdina ir gana greitai, ten 5 minučių užtenka tam, kad, nu, žinai, būna žmogus išeina į gatvę, užsiveda automobilį ir vaikšto ratais, kada ten tas atvės automobilis. Jo. Kai tu turi tą sistemą, tai, tarkim, kad ir laukia 2 laipsniai šilumos, tarkim, ne? Tai vis tiek yra daug komfortiškiau, kai tau, nes langai gal irgi dar apšerkšnuoja prie tokios temperatūros būna, daug komfortiškiau, kai langai švarūs, nutirpia ir automobilyje +7, +8 laipsniai šilumos, maždaug per 10 minučių tiek pasiekia, sakysim, dažniausiai.